Sveiki, sveiki, taigi ši savaitė nebuvo bloga, galėtume tai paimti. Pakankamai buvo daug eventinių dienų, tad treidai irgi nebuvo per daug ilgi, sakykime, nebuvo tų taikymus į 1:10 ypatingai. Ir šiandieną treidas, apie kurį pakalbėsiu, aš netgi drįstu spėti, jog šitas video bus ilgesnis, negu aš sugebėjau uždirbti 4% būtent su šituo treidu. Ir optimalus variantas buvo žiūrėti porą tik profitų, tačiau to nenorėjau daryti. Ir tikrai nieko negaliu sakyti, bet ketvirtadienis davė savų pliusų, davė šiokio tokio atsigavimo ir marketas pradėjo judėti taip, kaip jisai privalo. Tad varom pasižiūrėsim argumentus. Iš tikrųjų sakau, pats treidas jis buvo labai trumpas, bet davė labai greito pliuso ir dėl to mes, tiek aš, tiek premiumai džiaugiasi. Tad varom pasižiūrėsim. Treidas buvo kaip ir viskas aišku su juo. Pasiėmėm longą, entris, SL-as, rizikuojam tiek, buvo vienas take profitas šiuo atveju. Ir dabar galime sait pasižiūrėti. Pasidalinta 3.01. Enteris teoriškai buvo 3 valandą ir tada buvo 3.02. Tai realiai premiumai turėjo minutę, pusantros įeiti šitą poziciją. Kaip ir sakau, hibridė treidinat būtinas geras brokeris, tad 8capas tą suteikia, depozitai tiek bankų, tiek kripto, siūlau kripto vestis. Jeigu dirbat ypatingai su prof firmom, lygiai taip pat, jushkefx.com galit pasižiūrėti, duotas tiek brokerių sąrašas, tiek prof firmų sąrašas, su kuriomis aš dirbu, kurios suteiks tau išmokėjimą, su kuriomis tu gali uždirbti ir pradėti savo kelionę su Forex. Bet čia net nereikia man paleisti, čia galiu tiesiog pažymėti, kaip candlai nuvažiavo. Dabar žiūrėkit, turėjome įėjimą ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, tie 6 candlų tik profitas. Todėl ir sakau, kad šitas treidas buvo labai greitas, čia buvo taikytas 1:4. Teoriškai žiūrėjau 1:3, kaip visą laiką pas mane tas įstatinis. Tačiau, nepaliekam pinigų ant stalo, kurie yra padėti. Šitoj vietoj, ką mes matome? Mes matome, jog marketas kurtų naują bosą. Ne? Kaip yra viskas labai elementaru. Duodam mintį tą, jog galimas toliau judėjimas į viršų. Aš čia galbūt kiek prasimečiau ties to reikalu, nes norėjau taikytis ir 1:10 treidą, maždaug būtų šitoj vietoj, gal netgi kažkur aukščiau. Tačiau, kaip matot, netoli šitos vietos. Tačiau kame yra visas kabliukas. Nenorėjau taikytis 1:10. Kodėl? Nes kas man visų pirma labai nepatiko šioj vietoj, kad SL-as yra 10 pipų. Čia yra žvėriškai daug. Pagal mano edžą, pagal meistrų edžą, kurį aš esu pristatęs, iš tikrųjų 10 pipų SL-as yra ganėtinai daug, kaip ant USD JPY poros. Tiek aš nesitaikau, pas mane paprastai būna nuo 5 iki 8, tačiau šitoj vietoj iki 10, sakykime, šiaip ne taip tempėm, gal kiek teko pamiksuoti tam, kad būtų enteris įmanomas, ne tik man vienam, todėl, kad jei su premiumais, kad galėtume uždirbti visi. SL-as dabar irgi galima žiūrėti, teorinis SL-as ir galbūt protingiausia šitoj vietoj būtų žemiau vikų, šitoj vietoj, arba šitoj vietoj, kur būtų galima ieškoti to tokio, sakykime, loginio mąstymo ir loginio SL-o, tačiau su kiekviena diena, kuo daugiau tu dirbi, ir kas pas meistrus, aš irgi spėjau šitą pastebėti, jog kuo toliau tu dirbi, tu vis matai įvairesnių pozicijų, kad marketas ne visą laiką juda taip, kaip jisai turėtų judėti. Jisai juda taip, kaip jam reikia, marketas juda taip, kaip jisai nori, ir jisai ne visą laiką duoda tai, ko tu tikiesi. Būtent šitoj vietoje, aš, pavyzdžiui, SL-as pas mane nebuvo žemiau vikų. Šitoj vietoj buvo galima tai daryti. Ir SL šitoj vietoj būtų maždaug 14 pipų. Čia būtų logiškas įėjimas ir automatiškai pas mane tada tik profitas turėtų būti aukščiau, jeigu noriu uždirbti tą patį. Šitoj vietoj aš kaip ir nežaidžiau, pas mane SL buvo
nuo seno vyko likęs, ką dabar aš turiu omeny, tai yra nuo čia. Šita vieta skaitosi inducementas. Iš tikrųjų, aš per daug apie tai nesivelsiu, per daug apie tai nekalbėsiu, bet jeigu kaina grįžtų teoriškai į šitą zoną, vilčių sukilti toliau į viršų neypatingai daug liktų. Taip yra, ir čia, sakykime, ateina iš patirties ir tą tu pamatai bedirbdamas. Todėl reselas buvo žemiau šito vyko. Kaina galėjo čia grįžti, bet jinai negrįš į inducemento zoną. Čia yra minutinis inducementas ir jisai yra pakankamai sudėtingas dalykas. Jį gali išmokti, bet atlikinėjant treidus ir dirbant prie minutinio grafiko, ko aš jums stipriai nerekomenduoju be meistro kursų. Nes minutinis grafikas iš tikrųjų taip yra labai labai sudėtingas ir ypatingai jeigu tu šviežias esi Forexe, atėjęs čia, įsijungęs minutinį grafiką, tu matysi ką, tu matysi progą po progos ir jeigu tu įeidiniesi į, nežinau, 3, 4, 5, 6 pozicijas per dieną, dideli šansai, jog sudegins akauntą. Nu taip yra, iš tikrųjų minutinis yra sudėtingas. Dabar vėl žiūrim, kaip ten yra sakoma, trendas tavo draugas, ne? Šitoj vietoj variau prieš trendą, variau prieš savo draugą ir sakykime va, marketas visą dieną nuo 7 ryto Lietuvos laikų važiavo pilnai į apačią. Atsigavimai į uptrendą prasidėjo būtent nuo 3 valandos Lietuvos laikų. Šitoj vietoj mes dar gavome pušo žemyn, Amerika atsidarius pušą žemyn ir tada pradėjimas važiuoti į viršų. Šitoj vietoj turime mes ką? Change of character. Ir aš laukiau savo galbūt tinkamo, galbūt kiek pritempiamo entry. Tačiau kaip šitoj vietoj, kaip matot, su visais paaiškinimais, pas mane entry čia, selas čia, tai profitas čia, mes turime šitoj vietoj labai elementariai change of character. Šitoj vietoj mes turime naują boss. Teoriškai buvo galima įeiti su 2 pozicijom, laukti marketas, kad važiuotų į viršų, bet kaip ir sakiau, 1:10 aš nesitaikiau, nes SL-as yra per didelis. Man šitoj vietoj 10 pipų SL-as yra žvėriškai per didelis. Tačiau plus 4%, kas yra labai geras variantas. Taigi, pasižiūrėjom, sakau, treidas, 6 minutės, va, višnaitė čia ant torto buvo, įėjom, pasiėmėm, uždarėm, viskas baigėsi diena, profitas paimtas, 4% yra. Judame toliau. Kita savaitė tikėkimės lygiai bus taip pat geresnė. Turėsime taip pat gerų progų, gal netgi geresnių progų ir paimsime savo antrąjį take profitą. Ta prasme, esmė yra išlaukti, esmė yra žinoti teoriją ir praktikuojantis treidus, treidas po treido, tu sugebėsi uždirbti. Todėl, hebrytė, mokomės, dirbame ir judame link bendro tikslo. Uždirbti $. Bye bye.